Gerai, dar viena situacija yra, buvau pamiršęs gerai, kad į Facebooką pažiūrėjau, yra toks Ainaras. Bagackis. Jis iš Palangos. Bagackis? Ne. Bagackis, taip. Pumpulis. Taip, čia Bagackis. Jisai kartu... Čia Bagackis. Palauk, Londone gyvena, žodžiu, jam 23 Bagackis. metai. Žodžiu, buvo susilaužęs koją, ilgą laiką nedirbo, pradėjo šūdą malti ir ta. Vat. Tai turbūt reikėtų jam skambinti iš darbovietės. Žinau, kad jūs tas gerai varo akcentais, britiško akcentų ir panašiai. Todėl paskambinti jam ir pasakyti, kad you off job. Ok. O ko jisai dirbo? O nežinau, ko jisai dirbo. Mindaugai, если слышишь, отзовись. Nu. Pieno puta. Tai gal tiesiog. O tai mes iš lietuviško numerio? Gal iš rusiško, man atrodo, tai nerodys. Nerodys? Okay. Gali kad tas frikas, kur vakar skambino. Jo. Irgi nerodė. Tau irgi nerodė jo numerio? Nerodė. Tai tu daugiau mano numerio ir neduok, jeigu matai, kad frikas. Jeigu matai, kad numerio nėra. Gerai. Po to Viskas. pabadys mane zaštirins mane prie podjezdo. Viskas. Viskas. Tytoj. Viskas. Blemba, kažkaip sunku man bus surinkti čia, atrodo. Nes nežinau, kaip... Kas sunku? Nežinau, kaip rinkti, nes iš to rusiško... 3. 383. Man žinok, su britišku tai. Tai nesvarbu. Va, matai? Bandom iš lietuviško. Kaip bus, taip. Supras iš karto. O gal ne? Supras. O tikrai iš to rusiško neįmanoma paskambinti? Why not? Nežinau, kaip suk, supranti? Vat kas yra... Per kažkaip tai per 8, man atrodo. 8 ir tada vėl 8. Ne, tai 8. 8, tada 0, 0, 4, 4, 7, 5, 4. Ai, čia mes į anglų skambinam. Yes. Bet gal jam nerodys? Žinai? Ne tai? Ne something, ne? Bandom. Kaip bus, taip. Nu, davai. Tai vis tiek. Bus taip. Nu, davai. Pabandom. Mes pabandysim paskambinti į anglus. O tai gal ką nors? Atsiprašau. O gal galim tiesiog sakyk, jums skambina iš Lietuvos. Ir daug pasirinkimo, žinai. Jeigu norite išgirsti ten. Kažkas atsitiko su to vienu iš jūsų. Pirmą angliškai pasirinkti, tada lietuviškai tas robotas. Eilėraštuką. Apsipyliai? Prajuokijai. Dirba Koehe Nagel kompanijoje. Šiandien iš vis beveik nedirbo. Something like that. Mindaugai maladėtas, lauksim. Žinai ko. Hello? Hello, we are calling you from INDM Corporation. If you would like to get menu in Lithuanian, please press 1. I just pressed 1. Labą dieną. Jums skambina korporacija ANTP. Jeigu norite išklausyti jums užsakytą sveikinimą, paspauskite 1, 2, 8. Spusteliau. Jeigu norite išklausyti savo sveikinimą, paspauskite 1, 2, 8. Taip. Jeigu norite išklausyti savo sveikinimą, paspauskite 1, 2, 8. Jums užsakytas eilėraštis. Sėdo kelyje į taksi. Do, re, mi, fa, sol, le, si. Sėdo kelyje į taksi. Sumokėjo 3 rublius. Nuvažiavo į Šiaulius. Iš Šiaulių paspaudė gazą ir nuvažiavo į Kaukazą. Iš Kaukazo į Mėnulį pažiūrėt, kad dėdės guli. Dėdės guli ir sapnuoja, kad į karą išvažiuoja. Turi bombą ir granatą ir dešrinį automatą. Jeigu norite išklausyti dar vieną eilėraštį, spauskite vienetą.
Prašau dar vieną. You have selected menu in English. If you want to get your congratulating message, please press 1, 2, 8. Damn. Jūs pasirinkote lietuvišką meniu. Sėdo kelią į taksi. Do, re, mi, fa, sol, le, si. Sėdo kelią į taksi. Sumokėjo 3 rublius. Nuvažiavo į Šiaulius. Iš Šiaulių perspėdė gazą. Nuvažiavo į Kaukazą. Iš Kaukazo į Mėnulį pažiūrėt, kaip dėdės guli. Dėdės guli ir sapnuoja, kad į karą išvažiuoja. Turi bombą ir granatą ir dešrinį automatą. If you want to hear this message again, please press 1, 2, 8. You, sir, are an idiot. Labas, draugelį, tinginėlį vienas, mielas. Sveikas, Lietuva ant laido. Taip. Jo, supratau aš jau. Radis. Ką to? Kaip koja? Va dabar iš darbo nesiniai, va, grįžęs biščiuką, gulinėjau, šiaip žiūriu, ką gero rodo. Mes girdėjom, kad tu dažnai gulinėjai šiaip. Jo, iš tikrųjų, jo. Gerai girdėt, man atrodo. Sakė, esi kaip reta tingus žmogus. Iš tikrųjų, jo. Nu, va, prašom. Man atrodo. Smagu, turbūt. Klausyk, linkėjimai tau. Dėkui, Jonai. Nuo ko čia? Nuo Mindaugo. O, dėkui ir Mindaugui labai. Nu, va. Tai klausyk, broli. Sėkmės palaikyk tenais Lietuvių frontą emigracijoje kažką tai, o tu Londone? Aš jo, tu gal mane prisimeni jūs tai? Taip. Jeigu mes... Ne. Ne. Taip. Ne. O, na. Taip. Mes kai buvom taigi susitikę, taigi mes buvom ežio palapiniai. Čia mes vieną dieną buvom su gal, aš nežinau, prie jau... Be kelnių? Ne. O. Čia pležė. Jo, prisimenu, žinot. Buvote prie tenai su draugais girti. Nu, negirti, gal biščiuką apkvaišę. Nu, va, prašom. Klausyk, šeštadienį Radis tai bus Londone. Jo, girdėjau jau, žinokit, jau atvažiuojam. Tikrai būsim. Supratau. Tai linkėjimai ir iki pasimatymų. Iki. Iki. Viskas.